Labas. Nežinau, kaip girdisi prieš vėją važiuojant, bet čia bus tokia kaip ir įžanginė serija iš mūsų būsimos kelionės. Dabar, kai filmuojam, tai čia dar porą savaičių iki išvažiavimo. Liepos 14 turėtumėm būti jau pakeliui į Estiją, į uostą, kelsimės į Saremos salą. Ir tenais savaitę laiko minsim aplinkui salą. Kažkas tai apie 450 km. Jeigu niekur nenuklysim, ar dar kažką, tai nebus kažkokių tai kliūčių. Tai vat, planas toks būtų. Kai išeis šitas video, būsim pakeliui mes. Taip kad, jeigu turit kažkokių tai pastebėjimų, kur nuvažiuoti, ką pamatyti, ką aplankyti Saremos saloj, galit parašyti komentarą. Arba kur neverta net važiuoti, irgi galit parašyti. Gal praleisim, jeigu būsiu įsitraukęs į lankytiną vietą. Važiuosim dviese. Manau, 6 dienų turėtų užtekti. Į dieną po 7-5 kilus panašiai gautųsi, plius minus. Tai va, susitiksim iš Saremos salos. Turėtų būti vaizdų neblogų, manau. Tai va, ką, prenumeruokit, komentuokit, like, share. Treniruotė prieš startą. Mes pasiruošę. Mes taip manom, kad pasiruošę, bet kai bus iš tikrųjų, sužinosim tenai. Ar nereiks apsisukti sekančią dieną ir minti atgal? Bent 2 dienas tai išminsim, duoda 100%. Wow, viva! Viva! We are ready! Saremos salas, mes atvažiuojam. 2 savaitės liko. Jo, nepilnai 2. Joks jokais. Čia tokie sportininkai abudu. Po 15 km į dieną daugiausiai numynė. Kaip ten sakoma, svarbiausia daryti. Jo. Kad nereiktų paskui kviestis pagalbos. Helikopterį. Nu nieko, viskas bus gerai. Mes dar grįšim. Tiksliau, sugrįšim. Tikiuosi.